Dar šiandien kažkaip norėjau pakalbėti būtent apie mūsų vaikučių autistiškų nervų sistemą visą, apie miego kokybę ir kaip su tuo, kaip sakau, tvarkytis. Žinau, kiek pati esu patyrusi, tai autistiškiam vaikam aplamai miego reikia mažiau. Tai mano vaikas iki 6 metų nemiegojo nei pietų miego ir per valandą užtekdavo jam pamiegoti, per naktį užtekdavo pamiegoti 4-5 valandas ir jis jau keldavosi. Tai taip pat gaunu daug žinučių mamų, ar tai yra normalu, kaip ir autistukam yra normalu, nes jiem reikia mažesnio, bet dėl būsenos bendros jų, dėl produktyvumo dienoje, dėl netgi apetito reikia minimum 8-9 valandų. Kas darosi, kai vaikai neišmiega 8-9 valandų, atsiranda miego deficitas. Miego deficitas taip pat sukelia ir aktyvumą kitiem, perdėtą tokį net, nes vaikas tampa neramus, jisai nesusikoncentruoja. Dažnai mokytojas skundžiasi, kad vaikas negali nusėdėti vietoje ir galvoja mamos, kad tai kažkas čia atsitiko. Dažniausiai tai pirmas požymis tai yra nedamiegojimo. Trūksta nakties to vadinamo ramaus miego. Tai kai vaikui trūksta, tada jisai pats taip pat irgi gali būti, kad, pavyzdžiui, pradeda maisto atsisakyti. Kur, pavyzdžiui, sako, kad valgydavo taip ir taip, o dabar staiga jam, jisai nebevalgo tų produktų, kuriuos valgydavo. Tai irgi tai yra viena iš miego trūkumo priežasčių. Ir ką aš pati išbandžiau ir tikrai rekomenduoju vaikam, jau galima nuo 3 metų, tai neurogeriamasis tirpalas, labai gerai, kad yra magnio nemažai, vitamino B ir pasiflorų žolės. Šitas visas vadinamas toks, kaip aš sakau, kokteilis tų žolių, jisai labai padeda tiek apsiraminimui, tiek tos nervinės įtampos nuėmimui. Tai vaikučiam 3 kartus galim per dieną įduoti, tikrai gerai, ir tada ir miegas susinormalizuoja, ir netgi kas pavartoja, mamos sako, net darželį vaikai sutinka pietų miegą miegoti, kas šitiem vaikam irgi nebūdinga, nes dažniausiai per pietų miegą jie visi, kaip sakau, siaučia. Taip pat dar kiti yra neuro 3, tai kurie daugiau, tokie ir miegui, tai melisa, liepų žiedai, gudobelė, irgi labai gerai, ir to labiau, kad jie yra skanūs. Nes, kaip mes žinom, ne visi autistukai, jie mėgsta ten ar skystį, ar kažkokius miltelius, tai šituos tai tikrai išgers ir suvalgys. Jo, jie yra guminukų pavidale. Tai kaip ir sakau, saldainių negalima, bet šitą saldainį galite duoti vietoj saldainiuko. Net kiti vaikai ir laukia, pradeda juos, kaip sakant, vartoti, tai čia jiem kaip saldainis vietoj saldainuko. Tai labai tikrai, sakau, mes išbandėm ir ne viena šeima išbandė su vaikučiais, tai tikrai labai rekomenduoju, nes jeigu jūs norite turėti, kaip sakau, ramią dieną ir ramią naktį, tai šitie papildai, aišku, čia ne vaistai, čia yra papildai ir juos, kaip ir sakau, reikia vartoti atsargiai, pasižiūrėti, kokia reakcija vaikučio, bet šiaip viskas yra su jais gerai, jie yra tikrai veiksmingi.